Nu, sekėjai, rėmėjai ir visokie kitokie žmonės susidomėjo mūsų kelionę. Kažkas išplaukė, katamaranas. Išinkaruotis švaro. Buvo labai arti kranto užsinkaravę, bet jie jaučiu į Seintanę varo. O mano planai greičiausiai pasikeitė. Aš gali būti, kad dar čia pabūsiu. Priklauso nuo nuotaikos. Bet gali būti, kad plauksiu labiau į šiaurę. Nu, ten link Fort de France, iki sostinės. Ten yra viena įlanka, kurioje dar nesu buvęs, miestelis. Gal aš ten nuvarysiu paklaidžioti, nes nardyt negaliu. Užsiimt kažkuo noriu. Gal patyrinėsiu biškį ten tą pakrantę, nes nesu buvęs. O šiandien pasibaigsiu, ką pradėjęs vakar, apipjaustymą padarysiu tų juodulių. Pasidarysiu pusryčius, nuvarysiu į miestelį šitą, pabandysiu išsiųsti atvirlaiškis, kas nori sulaukti paštininko besibeldžiančio į savo duris su atviruku iš Martinikos arba tiesiog iš mūsų žinia kažkokia ar palinkėjim, tai parašykit adresą kur nors, nes be adreso sunkiai mes žinom kur siųsti. Jo, ir viskas. Meškerioti nieko nepagavau, vakare bandžiau ant vištienos čia iš laivo. Nepasigavau nieko. Tai bandysim gal kitoj vietoj, kitoj inkaravinėj. Džims liktai lieka čia dar nakčiai. Aš sakau, žiūrėsiu eigoj, ar liksiu, ar varysiu toliau. Tai va, einu pusryčių daryt. Man atrodo, reikia pasigaminti avižinės košės su daržovėm. Pirmą gal pasitaisysiu rytinės kavos. Ir kol išvirs man pusvalandį turi virti man šitą košę, tai įkalsiu kavos. Ir tai praleisiu biškį laiko. Daržovės dėsiu, bandys baklažą, bet jisai jau minkštas, įtariu jau bus blogas. Dar parduotuvėje keikiausi, kad prastos kokybės baklažanai. Bandysiu dabar perpjauti jį, pasižiūrėsiu, nes kai kas sakė, kad man reikia tų baklažanų. O aš juos kaip ir pradėjau mėgt. Ir pamiršau, kad lentynai padėtas jisai. Tai dėčiau baklažaną, dėčiau cukiniją, morką. Ir būtų mano pusryčiai. Su avižom. Nu, pamatysit, kaip darysiu. Tiesos akimirką pjausiu baklažaną, žiūrėsiu, kas čia daros. Net peilis, žiūrėk, gal geras, jisai nieko blogo. Tai reikia normaliai nusiplauti. Pabandysiu aš jį visą sukept. Žodžiu, pabandysiu visas avižinės kruopas išsivirti. Išsikepti cukiniją, baklažaną, viską pamėginsiu prasikepti, prasimakaluoti. Ir bus man ir šitiem pietum. Nes nelabai numatęs, ką pietum valgysiu, tai bus ta pati košė. Man tinka, nes noriu suvalgyti, sunaudoti daržovės, o ne išmesti. Taip, tai šitos atraižus, nuolaužus visas daržovių dedam į bliūdą ir šveičiam per bortą. Bet pageidautina tą daryti vakare arba naktį, kai nieks nesimauda žmonės. Taip ir padarysiu. O dabar aš pjaustausi viską, dedu į keptuvę, tas čia sukris bus kaip grybai.
Šitą irgi sučičkavosim, cukinį sučičkavosim, viską sumesim, padarysim tokį ovalą, bet bus skanu. Užviria kava. Kavą visą laiką užverdu, palaukiu, kol atvės vanduo ir tik tada užpilu. Man tada skanesnė būna, nes kava netokia persvėlus. O temperatūra keičiasi labai greitai. Nuo ten 100 laipsnių iki 90 ten kelių nukrenta, dar iš viršaus papilu, tai o kaip jaučiasi net, kad šalta kava bus. Gerai. Čia uždėta. Nusisvylinau biškį koją. Tuo vižu čia ne kažką. Kažką bus, užteks tikrai. Užteks tikrai, išbrinks daug. Išbrinks nemažai ir bus viskas labai gerai. Baklažanas, prieskoniai ir morka. Pas mane maisto gamybos ingredientai keičiasi kaip uraganų kryptis. Kas nežinau, kol kas nėra labai blogai. Cukinės nedėsiu, nes nutariau, kad užteks. 30 minučių padarom, tegul kliurks. Tai nutariau, kad užteks morkos ir baklažaną. Dar svogūną įvarysiu. Nežinau, kaip čia viskas dera. Jeigu Zita žiūri, tai galėtų pakomentuoti, ar aš čia gerai ar blogai darau. Tai nes esu užmiršęs visas pamokas, bet stengiuosi ką išmokau, tai stengiuosi, kad daržovių reikia daug daugiau ir vandens daug daugiau gerti. Tai man atrodo, mane tas biškis čia gydo. Tai va. Cukinę pasilikau kitai dienai, kad turėčiau ką nors žalią. Reikia viską išvibruoti, štarkas, kad nebūtų paskui, kad nereiktų maistą išmetinėti. Išvibruoji, iškart išplauni, kad nebūtų indų. Ir svogūną. Esu užsigimis tinginys, tai stengiuosi kuo daugiau judėti, kuo mažiau judėti. Va tai va, judesiai tokie. Atpjauni svogūną, iškart teški į šitą į keptuvę, atpjauni teški ir sutaupai įkelimą nuo lentelės vieną. Ha. O kur paslaptis? Viską užpilam kokoso aliejum. Oi, kad šliukštelėjau, bet čia reikia. Kokoso aliejum ir biškį prieskonį reikia įdėti, kad būtų skaniau. Prieskonį kokių mes čia. Davai aštrių. Aštrių su truputį druskos. Druskas įdėjau ir aštrių prieskonį žvarysiu. O, papa. Kažkokie, net nežinau, gal dovanų aštų prieskonį, gal bus net biškį ir per aštrų, bet man patinka aštrų. Viskas paruošta. Biškį šonus prasivaikščiokim. Išvirs, iš karto dedu keptuvę, biškį apkepa ir galim valgyti. Košė jau gatava, išvirė. Čia čirška jau. Pačirškinsiu ir bus galim valgyti.
Klausimų kilo dėl elektrinės viryklės indukcinės. Atsakymai labai paprasti. Čia tropikuose apie 30 laipsnių būna ta oro temperatūra, vandens temperatūra 28-29 laipsniai. Ir prie tokių temperatūrų dar užsikurt dujinė viryklė. Nu, tai tas pats, kas vasarą Lietuvoje, kai karšta, pečių užsikurt dar namuose, kad geriau būtų. Tai laivas yra maža erdvė ir kiekvienas šilumos šaltinis, jisai priduoda daug tos šilumos ir būna nesmagu prakaituotam vaikščioti. Ar taip visas prakaituotas vaikštai, bet dar jeigu viryklę užsikuri, nu tai čia pakankamai šilta ir vadinkim. Tai todėl aš renkuosi elektrinę viryklę ir kol kas puikiai su jie sekasi. Tai senokai jau buvom prie krantą elektros prisijungę, net nepamenu kada, bet taip jau yra. Mes naudojamės elektrinę plytą. Išlinda saulė, dinga maikė. Taip jau būna pas mus. Atleiskit man, kad be maikės būnu, bet pakankamai šilta čia yra, kad rūbą dėvėti, noriu įdegti, kad būčiau rūdus, gražus, kad salė ir mane reiktų varyti. Žodžiu, taip, pusryčiai tokie. Čia yra avižų košė su baklažanų, morkom ir svogūnais. Ką tik gavau žinių tokių gerų, negaliu patikėti. Įmečiau į Facebooką, kad ieškom tam tikrų įrankių Lietuvoje, nes Joanas Luka dabar Lietuvoje ir Lietuvoje yra ženkliai pigiau, kokius 3-4 kartus pigiau pirkti įrankius negu kad čia. Tai nusprendžiau, kad gerai būtų iš Lietuvos atsivežti jų. Perkam Makita produkciją, nes visas ūkis pas mus yra Makita. Akumuliatoriai, ten pakrovėjai visi, tai kad viena firma būtų ir mažiau tų akumuliatorių visokių galima keisti ir visą kitą. Tai, žodžiu, taip, man Jana ir Žilvinas suorganizavo mums dulkių siurblį ir suktuką. Negaliu patikėti, šaunuoliai, ačiū, tikrai nuoširdžiai dėkui nuo mūsų visų. Su Joana susitiksit ir Luka turbūt. Tai linkėjimai jums. Ir, žodžiu, fantastika. Dar gavom žinių ir iš Karolio, iš bakli.lt. Irgi suorganizuos mums keisą. Tai yra GoPro, kad įsidėčiau, kad nesušlaptų giliau negu 10 metrų. Tai irgi buvau įdėjęs į skelbimą. Skelbimas skambėjo taip, kad gal kas turit, pažįstam ar ten kokių nors gerų kainų tam tikrom prekiam, tai šiuo atveju buvo Makitos. Dar ieškam GoPro ir drono. Tai žiauriai dėkojam. Gal žinot, kad gal kas nors nori prisidėti gerom kainom ar tiesiog daiktais, tai pakomentuokit, gal turit kas nors kažkokių galimybių gauti pigiau negu rinkos kaina, drono reikia ir vienos GoPro. Tai labai vilėmės, kad pavyks įsigyti daug geresniam kainam negu kad čia yra. Galų gale čia iš vis net nelabai yra, nes kiek ėjom per parduotuvės, ieškojom kažkokių, tai kad ir to keisą neradom, bet radom Lietuvoje. Tai labai didelis ačiū Bakli ir Manjanai už jūsų pagalbą, prisidėjimą prie mūsų kelionės ir lenkiamės iki žemės. Dėkui jums. Vyksta pildymus atvirukų. Tai kas norėtų gauti, mūsų palaikytojai, rėmėjai, džiaugsmai, prašom parašyti savo adresus ir turėdami galimybę mes jums
Išsiūsime juos. Tai va, pavalgiau, biškį pasimankštinau ir bus galima čiuožti miestelį, išsimesti šiukšlių. Einam parodysiu, kaip pjaunu šitos tas autostradas, kur vakar padariau. Taip, tai kadangi laivė yra viskas supuvę ir surūdyję dažnai, tai griebiam papūvusią geležtę ir važiuojam šitaip. Va, rezultat. Na, kai kur tokia yra, bet kaip tokiam, kur rankas auga ne iš tos vietos, tai tinka. Laikas vykdyti planus. Surinkau ką siųsti, atvirlaiškius ir varysiu į miestelį. Dar prieš tai, aišku, nupjoviau juodus kakus. Tai atrodo dabar šitaip. Yra kai kur biškį kažkokiu pasiklaipim, bet su tokiom rankam, man atrodo, čia nieko pikta, nepasakysit gal. Tiek šiukšlių liko. Paimsiu ranką, kad matytus daugmaž. Nuo tų, kokių, kiek čia 7 kokios tos linijos. Šiukšlių liko, bet sutaupiau labai daug darbo, sutaupiau plėvelę, sutaupiau švitrinio popieriaus. Tai viską labai taupiau. Nežinau procentaliai, kiek čia tos sykos išsimetė, bet manau, kad visai apsimoka šitaip daryti, tuo labiau, kad darbas labai gerai susitaupa ir šitoj vietoj greitai vyksta, kas liečia pašalinimą, nupjovimą šitų visų dalykų. Tai va, tokie reikalai. Kaimynas išvažiavo žvejoti, gal reikia varyti pasiekti, pasižiūrėti, kuris ten. Važiuoju į miestelį, šiukšlių išsimesiu ir išsiųsiu atvirlaiškį. Tiesiai į bažnyčią, atgailauti už nuodėmes. Tokia parduotuvė, kelios lentynas ir viskas. Nieko čia per daug nėra, net nežinau, ko man čia reikia, gal nieko ir nepirksiu. Kruopos kažkokios sudėliotos. Šitų nieko nereikia, šiukšlių maišų nereikia, nieko nereikia. Tik aš čia atėjau tada. Nu, buvau parduotuvėj. Nusipirkau atsigerti sulčių ir paštas rodo uždarytas, bet gal bus dėžė, kur aplink turėtų varadų. Sumesi tą dėžę ir gausit už mėnesį. Latust. 1 ir 2 ir 3 ir 4. Viskas sumesta. Tikiuosi greit gausitas, greitai už mėnesio dažniausiai būna. Ne visada pavyksta išsiųsti tada, kai paprašom adreso, nes arba nėra pirkti kur šitų atvirukų, arba pašto nėra kur pašto ženklam, tai svariuką. Coconut ice cream. Yes. How much it cost?
Thank you. Man tie ledai patys skaniausi yra. Nes dabar pusė 12. Tie ledai patys skaniausi, nes čia ir šaldyti kokosų sulčiai, pienas. Prasipjauni gal ir čiulpė atsisėdi. Kai čiulpėdra. Šaliai visišką ledą. Tai po 5 ar 6 dienų laive išlipau pirmą kartą į krantą. Tai nebūt jau užsmirdę tos šiukšlės, tai būčiau gal ir nelipę. Mažai ten kam smirdėti yra, bet nu va vis tiek pasmirda. Pakuotės visokios. Nieko įspūdingo. Tai va, ledų gavau ir gerai. Miestelis paprastas, nieko neišskirtinis. Palmės, paplūdimys, gražus vanduo, inkaruotė. Einu į turgelį, pabandysiu bananą kokį nusipirkti, ne žalią arba nesupuvus. Gal turės. Dar reikėtų svagunčiuką kokį, nes jau į pabaigą. Gal dar kokį vaisį nusičiupsiu. Čia taip pat turgelis, bet įtariu aš čia negausiu šitų dalykų, kurių ieškau. Kinietiški dalykai. Kinietiški dalykai visokie šūdai. O, ten yra gale kažkas. Bananai žali, agurkų turiu, svogūnai šypso. O, ten yra bananų. Gal reikia nusipirkti, keli vyksta apsipirkimas ir nieks niekur neskuba, kaip visą laiką. Mečetę ten padėt. Machete. Ok. Ok, à la prochaine. Comme ça? Yeah, ok. Tiens, je compte pour toi. 5,75 pour toi. One mango, please. Mango? Mango, yeah. Ok. Mango? Oui, bon. Oui, fais-nous couper ça, il est bon. C'est bon? One. Ah, un seul? Yeah. Okay. And one this fruit. Un bol? Ah. Un aussi? Yeah. Voilà, et puis quand on bol. Il gote là, je choisis bien où, bien là. Can I pay card? Okay. Have a great day.
Goodbye. Sumokėjau 6,25 € už tą riešulėlį vaisių ir daržovę. Dabar varau valgyti. Čia žuvies turgus, hebra ateina žuvies nusipirkti. Va, nusidaroja ir čia va tais tokie būna sumesti po vandenį. Nu, matėt jau, kai žvejojau. Buvau priplaukęs prie tinklo. Ar nebuvau? Neįdėjau, jaučiu, kaip priplauk. Nu, nesvarbu, kitas įknu paveiksluosi. Ten turi lionfishą pasidėję, dar kažką. Nebloga. Ir tuos valgo, kur aš paleidžiu nekokybiškai žuvis. Nu, okei. Pasivyja pardavėjais, kad kažkas negerai su aparatu arba pinigų nebeturi sąskaitai. Vienas iš dviejų. Tai padaviau grinais. Jeigu nuskaičiuos atvarys, aiškins rytoj. Bet aš jais kažkaip tikiu, kad neturėtų gal meluoti. Nors ką ten žinau. Čia buviai susėdė ant suoliuko rūką. Ir vien žalės kvapas aplinkui visur. Tai susėdi plašį viduriai. Niekam neįdomu. Visi viską žino. Visi tą patį daro turbūt. Ką aš galiu pasakyti? Gal ir neblogai. Šiandien antradienis. Šeštadienį Džimis pakvietė mane. Sako, aš nuomosiuos mašiną, važiuosiu apsipirkti, važiuosiu pas giminės, ten pavakarieniauti. Tai tipo kviečiu ir tave prisijung. Tai aš savam stiliui, žinai, parašiau jam ten. Mes dabar taip, kadangi abudu lygiai tokia pat situacija, irgi jo žmona su dukra išvažiavusios į Estiją. Jisai pasilikęs vienas laive, aš irgi vienas. Tai mes čia pažvengiam vienas iš kito, kad čia tipo čiut ne porą mes. Nu tai aš jam į tą klausimą ir atsakiau, sakau, tu taip greit nori mane supažindinti su savo šeima, sakau, labai malonu. Tai pažvengiam ir važiuosiu pas vietinis į vakarienę. Turėtų būti įdomu. Ko jūs taip žiūrit? Nė dienos be gerą darbelę laivai. Vėl sugrįžtam šaldytuvo temon. Nėra jisai pas mane pačios geriausios kokybės. Galbūt nes laivas pritaikytas plaukti ten, kur šalta ir ten šaldytuvo nereikia. Bet aš padarysiu viską, ką galiu, kad kuo daugiau jį izoliuoti. Dabar tą ir darau. Nes per atidarimo angą tenai kondensuojasi, eina tenai, žodžiu, kondensatas, tipo susidaro, šiltesnis oras patenka į vidų ir būna blogai. Šonai drėksta, viduj šitas viduj renkasi kondensatas ant šitų radiatoriaus ir gaunasi užšąla jisai. Tai žodžiu, pabandysiu užklijuoti, aplijuoti, tuoj parodys kur. Dabar uždėtas šitas, kad kuo labiau sandariau. Pasistengsiu dabar, nežinau kaip šitas vadinas, neoprenas ar pamiršau dabar. Žodžiu, šiltinimo medžiagą pabandysiu čia užklijuoti visur aplink šonus ir dar čia po tą lentutę, nes, grįžkiai pro čia ir eina ta visa drėgmė, ta prasme susidaro kondensatas atsitikus dviem temperatūrom. Tai, kad to nebūtų, pasistengsiu čia klijuoti ir pažiūrėsiu, kaip mano eksperimentas veiks. Tai koks geriausias įrankis yra laive, kas žino. Atspėkit, vaikučiai. Teisingai.
Gorilla Tape. Ne, Scotch. Šits ir Scotch, bet pirkau ir Gorilla Tape. Kaip čia dabar gražiai užlankščius. Taip kartais noris gražiai padaryti, bet taip nesigauna kartais tas rankas. Ir galėjo užaugti biškį ir kitaip. Čia reik lopą uždėti. Man patinka, kai aš sunaudoju dalykus. Va tiek lieka izoliacijų visokių. Žiauriai patenkint šito bruožu. Šitą tai iš senelio paveldėjau iš Radviliškio, kur žmogus jau iš kniedis pats darydavas. Na, aišku, gal nebūdavo tais laikais tiek jau daug tų kniedžių, bet tą atsimenu ir dabar reiktų ir išperščiau ir aš kniedę padaryčiau spakainiai. Papildomą, va, uždedu viską, nubral, čia bus, karočią, daryta kaip sau. Daryta kaip sau. Kodėl neišeina iš pirmą kartą padaryti iškart žmoniškai, tai va to va, tai aš niekad nesuprasiu. Čia yra paslaptis. Su kuria mes gyvenam. Oi, vargelį. Bandysiu vienas nusirinkti šitą palapinę, kas turbūt bus pakankamai sudėtinga, dėl to, kad visą laiką darydavau tai su Joana. Nes neturiu tokių ilgų rankų, kad visą susukti. Tai jeigu norit, galit pažiūrėti, kaip man seksis. Kaip blemba. Kas? Biškį lietus lyja turbūt. Nesirinksiu palapinės, nes jinai dar šlapia. Gaila. Rytoj iš ryto pamatysit. Gal, jeigu nepamiršiu, nupaveiksluoti. Šiandien diena buvo trumpa, tai buvo kiek buvo. Lepų neverskim atgal. Saulėlydis šitoks. Man gražus. Jum gal nelabai. O gal ir labai. Tai labos nakties, visiems smagaus vakaro ir iki susitikimo rytoj. Tikiuosi susitiksim, neišsikrausit, o pasikrausit, nes kažko tai pradeda darniuoti tas GoPro. Tai nori priimti krovimą, tai nenori. Nieko keisto, kai šitaip prievartaujamus dalykas pradeda pavedinėti, tai negali pykti. Gerą vakarą ir iki pasimatymo.